Sveiki, sveiki. Negaliu patikėti, baiginėjom miežius, sutvarkiau šito didžiojo lauko durpynus. Ir Taujėnuose jau bratkis skambina, kad pyla kaip reikalas ir matosi čia ateina. Bet rezumė, kad pabaigiam miežius ir galimės rytoj ramiai dėtis atpjovėjus ir sekmadienį šokti rapsą. Pats prasčiausias ir ankstyviausias veislės, kaip ir yra prinokusios. Dar tas laukas, kur šliūžai buvo išvalgę, irgi galima skult, atrodo iš akies. Žiūrėsim, kaip tas oras ir bandysim gaudyti, nes pirmadienį rodo vėl didelį lietų. Nu, bet svarbiausia, miežius sutvarkėm. Derlingumą pasakysiu, kaip išvešim miežius. Bet vežimas sekasi irgi gerai. Dienai po 9-8 fūras išvažiuoja. Iš durpynų pavyko dar pririnkti apie 20 kelias tonas, bet aišku šlapyje, galima sakyti 20 tonų. Vakar irgi taip pat po pietų pavyko išvažiuoti. 15 hektarų lauką nukūliau. Tiksliau, jau baiginėjęs laukas lyga kokie 2 važiavimai, nežinau. Pradėjo baisiai pilt, bet sakau, varysiu. Tai nukūliau. Aišku, ten jau bunkerį, tai ten iš vis kombainas rodė 30 kelis drėgmė. Iš fūras pilt reikia nebyra. Tai gerai iš bunkerį išbirėjo. Aišku, sietai biškiui užsikišė. Bet tai viską prapatėm. Ir nebereikėjo važiuoti tą lauką, nes, šemba. 100 metrų liko iki lauko galo ir vėl važiuoti jį atskabinėti, tai pats smagiausias dalykas, kai užsikiša norija ir tenka iškasti čia nieką, bet paskui iš tos duobės čia iškasti nervuoja. Bet gal kažkaip, pirmą kartą šiais metais ir šiaip nežinau nuo ko, nes nieks nereguliavo padavimo greičio. Oi, kaip trūko lietaus. Ir dabar dar prilis ant tų grūdų. Norėjo paleisti šėję, bet reikia semti. Pavargsta ir norija. Va tokiom sąlygom kombainiorai dirba. Smagu. Smagu, labai smagu. Aišku, yra kombinzonai, bet kur gėdėsias. Greitai biškitą padulkės. 15 minučių darbą neapsimoka. Įsivalėm po būgnius akutų atskiryklių. Dabar ruošiam rapsų irgi. Atpjovėjai susidėjom. Atpjovėjai sudėti, šitą kėderę dar net nebuvo uždėti nauji visiškai. Reikėjo šitos prisisukinėti. Šlangas prasivedėm. Buvo bajeris, pasijungiam, neveikia. Tepalo nėra, žiūrim. Gerai, pripilam tepalą į baklaškę. Vis tiek neveikia. Į va šitą pripilam tepalą, vis tiek neveikia. Prasisukam čia. Kaip ir nieks nepurškė. Buvo ten tokie varžtai, nepajungtas hidros siurblys, jisai nesisuka ir nevarinėja tų. Tai viskas veikia, vienas užsidarinėja, elektra veikia. Pas mane tai abu įsijungia ir varo visada jie barbatuoja. Bet pas mane jie neoriginalūs, nuo nei Holando. Mes patys pritaikėm ir laiko visai neblogai. Užsidėjau dabar ratus dar, nes kopijavimo nereikia kūliant rapsą. Kopijavimas veikia horizontaliai. Bet jisai neskyla į 3 dalis, kai rapsą pjaunam. Tai va taip, dabar kombainiukus ruošiam. Džiovyklytė irgi dirba. Šiandien gavom irgi lietaus, bet rytoj truputį rodo mažiau. Mėginsim kažką paimti. Velniai, ką čia užsiemat, ką čia siūnat? Tai reikia, kirko į padangas susisiūnam. Gerai, grėžk, siūnam. Pragrėžiam, va taip pat pagatą. Rana ištraukiam galą. Taip. Bačiau? Čia, pala tik delną nepradėjau. Tai jau jį. Servizija taip nemoka? Tai nemoka, ne, tai čia. Bet tai dabar jau mokės. Iš kitos pusės gumos uždėjom lopą ir va taip susisiūnam. Senelis atvažiuos tau visą dieną. Ruošiam techniką, Vilniui buvus technika. Dabar bus blogai galvojau, bet... Bus sudėta bloga. 3 vyrai vienu ratu valiuoja, nežinau, panašiai kaip kelininkai čia man. Kiravietsą paleidom, kaip ir neblogai. Buvo kasiakų, bet išėjo. O dabar varom, prisipilam kūrą, užkandam ir judam link rapsą. Žiūrėsim, ką parodys drėgmė.
Judesys vyksta. Nu, berniokai, koks planas šiandien? Sakykit, nu. Nu, davai, bandysime. Atvykom į lauką, šluojam šitam lauke, neveikia navigacija, pernai metais irgi neveikia. Nėra didelė bėda, nu, bet vis tiek dienos gale porą hektarų mažiau nusiklaus tikrai be vairavimo, nes reikia truputį tada galvoti ir su perkrova, kaip įsikraut geriau. Ką su rapsu turim? Turim visai neblogą situaciją, drėgmė paskambins, kūlėsi neblogai, stengiuosi kulti kuo aukščiau, paimti tik šluotas, vien dėl to, kad ir kombainą mažiau apkraut. Taip, tas kombainas 100% apkrautas. Daug kas klausia, kokiais nustatymais kuliu. Viršutinis sietas 9, apatinis 4, rotorius 6 kiam, būgnas 6 dvam, ventiliatorius 8 kiam, pobūgnis 16, šitie po šiam 5. Kotai žali, reiškia rapsas ganėtinai sveikas. Šitą lauką nukulsim, viską varom per perkrovą, galėsim pasakyti derlių. Bunkerį turim tokią situaciją, aišku, stiklas nešvarus, būna kartais, jeigu šiukšlių daugoka, tai viršutinį sietą truputį pamažinu iki 8 ir matau ankšturas yra kelios neiškultos, aišku, jos žalesnės. Nu, tai reikia žiūrėti palei perkulimą, galima dar apatinį iki 3 mažinti. Bet viskas pagal situaciją, pagal lauką ir pagal norimą našumą ir nuostolius. Rotoriaus kardas laikau uždarytas, nes per sietus nuostolius rodo, nu, tai reikia kuo daugiau apkrauti rotorius. Nu, turiu aš nukūlęs 23 hektarus, 8 valandas, dar simas kažkiek yra nukūlęs. Dabar kūliam laukus, kur buvo išėdę šliužai, matosi užaugęs žolės, lipiko yra. Nu, bet šituos laukus susitvarkysim ir dar liks gal tokį 20 hektarų prastą rapsą, o paskui jau turi visas kitas būti geras. Dar iššluojam. Jau truputį atidrėko, aišku, rapsas su žolė, kaip ir minėjau. Kolega ten truputį geresnį kūlė, o čia va tie tarpai buvo. Buvo šliužų išėsta, yra ir didesnių loputų. Labai negražiai atrodo laukas, bet nieko nusikaus ir paskui bus kiti laukai geriau. Ką šiandien Judesys eina į pabaigą. Būtų geras rapsas, man atrodo, galimėtų varyti dar ilgai. Bet kai turim žolės, nu, jau kombainai springsta nemalonu pjaut. Aš padariau 35. Eisim, pakalbinsim kolegą, pasižiūrėsim, ką jam pavyko padaryti ir įvertinsim bendrą dienos derlingumą. Perkrova pilna. Duetas. Kablus užfiksuot. Šmaukšt. Šmaukšt. Nu kaip dienelė? Yra dienelė. Kiek paėmė? 22 ir vėl. Nu ir super, gerai. Ką? Kiek pats? Aš 3,5, tai palaik. Taip, ta dienelė ir praėjo. Turim 57 hektarus, 207 tonas. Kažkiek nučius, kažkiek nusivalės. Bet, kaip ir minėjau, pradėjom nuo pačių prasčiausių laukų. Kaip sakoma, gerą rapsą anksti nebūna. Tai dar yra to rapso, kuris žalės ir manau po geros pusantros savaitės bus kūliamas. Bet kol daeisiu iki to rapso, tai praeis ir ta pusantros savaitės. Nu, kaip su perkrova kolegai siekės? Gerai, viskas, be gedimo, be niekam. Per dieną sukrauta 200 tonų rapsą. Maladėts. Daug lengviau negu su miežis. Mažiau skraidimą. Daug lengviau. Šiandien stengiamės nesnaust, rodė ryte lietų, bet kaip ir nelyja, debesis negražus. Dabar rodo 12 valandai lietaus, o vakare rodo su žaibais lietų.
Bet tai tos prognozės dažnai nepasitvirtina, išnešioja tas vėjas, tos debesis. Reikia tikėtis ir šiandien, gal išnešios ir dar pavyks bent kažkiek paimti. Ties čia ir baigiam šią dieną, lietus lyt pradėjo, bet vis tiek tą 18 hektarų lauką įkirtom. Visai neblogai, visai neblogai. Kaip atsikėliau ryte, rodė prognozę kokią, tai viskas dar palyginus normaliai. Kaip sekėsi priekaba tentuot? Gerai, svarbu nelyja, viskas gerai. Nesušlapai? Ne, kągi. Kaip nebereiks namie į dušą, iškart lovant galėsiu. Šampūno nepasiemi. Tokia situacija. Kaip čia vykla? Einam filtrą valyti. Iškesant, Jokūbus teisus buvo. Rapsas suguldytas, ant tiek smarkiai lyja, kad galimai per ryną nespėja bėgti vanduo. Ir prilyta. Pliaupė belė kaip, nerodė tiek daug lietaus, kokią valandą su žaibais kalo juodai. Nežinau, kiek milimetrų gavom, kolba jau seniai pilna. Situacija liūdna. Reziumė, gavom nemažai vandens, kiek milimetrų nepasakysiu, nes kolba neišpilta, nebeišeina spėti išpilt. Dažniau prilyja pilna, per viršų bėga. Bet tikrai nemažai gavom, viskas plaukė. Bet dar laukia trečiadienis, kur rodo visą dieną irgi lietų. Nu, tai būtų gerai, kad atstovėtų. Toliau su pabirų daiginimu, skutimu turim pasidarę apie pusę, ką esam nukūlę. Plius dar šiandien užkišau volą. Toliau reikalai su džiovykla, 3 valandas remontavom, nepadavė kūro, daug problemų, purvini, pavargę, nes dabar yra 2:30. Buvo planas, kad ramiai užkuriam, ramiai kimarinam, prižiūrim, bet gavos kaip visada. Nu, ne kaip visada, realiai šiemet pirmą kartą tokią rimtesnę problemą. Bet sugaišom apie 3 valandas, būtume dar vieną džiovyklą išdžiovinę. Mes realiai pajėgus išdžiovinti per parą šiam 7-5 tonas kažkas tokio. Mūsų džiovykla 15 tonų rapsą. Tai gaunasi, kad į dieną porą sunkvežimių išvažiuoja. Su rapsais situacija vakar PM7, šiandien dar iki lietaus pavyko 18,5 paimt, laukas buvo. Toliau yra rapso dar apie 50 hektarų kūliamo ir 207, kur dar reikia luktelt 1,5 savaitės, nes žalokas. Greičiausiai pagal planą rapsą paliksim, pervažiuosim į Kvietrugį, nes po Kvietrugio bus dar laukai, kur sėsis rapsas. Reikia nusiimti tuos laukus. O dabar ką, bandau šitą džiovyklą išdžiovint. Bet 11, manau, kažkas tai apie 4 valandą galimės išleidinėti ir pakraudinėti sunkvežimį. Ir vėl toliau užkraudinėti džiovyklą ir kažkaip suktis. Kol kas javapjūtės pradžia nėra lengva. Esam nusiėmę 5/5 ūkio laukų. Miego mažai, savaitė kaip judesys, po kokias 4-5 valandas. Ir tai būna tenka džipe pakimarint. Nu, bet nieko, motyvacijos dar yra. Reikia tikėtis, kažkaip įveiksim šią rugiapjūtį ir viskas bus gerai. Tai to norėčiau palinkėti ir jum kantrybės, stiprybės, neprarast motyvacijas ir kažkaip įveikta 2025 metų rugiapjūtė. Reikia tikėtis, kad rugpjūtis lepins gerais orais ir kviečių nereiks džiovint. Ne tik patogi lova, bet ir erdvi. O aš jums sakau dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti laiką, parašyti komentarą, užsubscribint kanalą, nes darbą reikia įdėti ir į video, bet norisi parodyti, kaip tenka vargti. Dėkui, kad žiūrėjot dar kartą ir iki.